Doli. Čia apžaidžia. Nubėgusi prie varžovių krepšio. Arba ties, turbūt nebuvo dar nubėgusi. Kaip būtų metimų dar 3 atkovoti kamuoliai. O čia Lindan Doli. Doli, iš toli, nedažnas atvejis. Perdavimas laisvai Černeckytei ir iš tolimos distancijos Černeckytė netaikli, tačiau reikalus pakrepšio, kas vyksta aikštelėje, mat rezultatas. Tai gali leisti, o čia Lindan Doli. Ula nemeta iš sunkios, labai sunkios pozicijos. Galbūt ir pergalė praktiškai šiandien yra iškovota, bet Kosmosas, tai dabar kažkaip jau neįtin gražu sakyti žodį kosmosas. Dabar jau Černeckytė ten labai gerą perdavimą atlieka Ndoli ir Ndoli dabar atakuojama. Nepavyko vėl pelnyti taškų Estė, Mikelionytė ten atakos smaigalyje greitajame puolime. Geras perdavimas po krepšiu ten. Donskytė su kamuoliu. Ndoli. Ir vidutinė nuotrauka. Čia šioks toks šviesos spindulėlis šios dienos Talino ekipoje. Donskytė. Geras jos perdavimas. Ir 2. Doli, 2 jos taškai. Kamuolys nukrenta rankas, dar vienas tolimas bandymas ir nepataiko. Bet ima kamuolį. Černeckytė vėl laisva iš toli, šį kartą netaikiai, Ndoli ima kamuolį ir čia. Donskytė dar kartą. Nepataiko šį kartą iš toli, bet Lindan Doli. Į baudos aikštelę iki galo gauna nuo Ndoli bloką Franciską Treliką ir baigiant nepataiko. Tiesa, pačiai Lindai kamuolys krenta į kamuolį. Ir nepalieka jokių šansų niekam kitam. Ir dar... Trečiame ketvirtyje po ilgosios pertraukos tikėti ir kažkaip nesinorėti. Ndoli! Labai gražiai dabar apie abiejų komandų statistinius rodiklius VSBS ir Čižauskaitė, o čia pirmasis netaiklus Dacko metimas iš toli. Situacijų tačiau neranda klaipėdietės Černeckytė, perdavimas arčiau krepšio, Ndoli 2 taškai.
pataiso.